kaimynai yra pora grįžusi iš Didžiosios Britanijos po 20 metų ir sako, čia Lietuva gyvena žymiai geriau. Sako, mes čia jau žymiai geriau gyvenam negu Londone. Ir ką reiškia, sakau, ką jums reiškia žymiai geriau, nes faktas, kad jūs ten turėjot ir uždarbį, gerą verslą, susikūrė visą kitą, sako, čia yra saugu, čia yra viskas artima, priprasta, nebėra to pojūčio, kad tu gyveni kažkokiam Babelio bokšte ir kažkam tautų katilė, kur nežinai, ko tikėtis ir sako, tiesiog vaiką gali išleisti į kiemą, palakstyti ir pažaisti ir nebūti įsibaiminęs dėl to, kad jam kažkas atsitiks. Tai aš galvoju, kad mes, čia Vytas paminėjo apie tos globalius pokyčius ir tu, Antanai, sakai, kaip pas mus atrodo, tai aš matau vis daugiau ir ypač Klaipėdos krašte, tas jaučias, nežinau kaip Vilniuje, bet Klaipėdos krašte tikrai vis daugiau žmonių iš tikrųjų sugrįžta iš užsienio po 10-20 metų iš Skandinavijos, iš Didžiosios Britanijos ir jie akcentuoja tą saugumą, tą visuomenės homogeniškumą čia kaip pliusą, dėl ko jie čia sugrįžo. Ir aš galvoju, nors galim tikrai tuo šiandien pasidžiaugti, tačiau savotiškai su dabartinė tendencija, kurią mes turėjom prie dabartinio tiek konservų, tiek socdemų vyriausybės, kuomet per 5 metus atvyko daugiau negu 200 000 migrantų, tai mes galim labai greitai tą mūsų pliusą prieš dabartinę vakarų Europą prarasti ir tada iš tikrųjų prarasti tų žmonių norą sugrįžti čia. Tai aš galvoju, tiek Vyto veikla Seime, tiek mūsų uždavinys yra iš tikrųjų padaryti, kad tie migracijos srautai būtų kuo mažesni į Lietuvą, kad mes apseitumėm su kuo mažesniu migrantų skaičium, kad mes kuo daugiau žmonių susigrąžintumėm lietuvių išvykus iš užsienio, kad mes investuotumėm į tas pačias technologijas, apie kurias kalbam, jų inovatyvumą, kad mums nebereiktų tiek migrantų, nes šiandien mums reikia labai daug juodadarbių migrantų iš esmės tose sektoriuose, tai aš galvoju, inovacijos ir pasitelkimas, iš tikrųjų tų žmonių kvietimas sugrįžti yra žymiai geresnė taktika, kuri tiek Lietuvą išsaugo, jos ateitį garantuoja, bet ir tą mūsų pranašumą dabar įgytą iš tikrųjų išsaugo, kad tie žmonės rinktųsi vėl sugrįžti į Lietuvą.